Visą savaitę Jurbarke vyko tarptautinis teatrų festivalis Senjorai ir jaunystė. Sulaukėme daug svečių, daug renginių buvo, bet prie mikrofono aš noriu pakviesti režisierę Danutę Samienę, kad ji pristatytų savo svečius ir dalyvius. Labadiena. Iš tiesų visą savaitę vyko 10. mėgėjų teatrų festivalis Senjorai ir jaunystė. Dalyvavo Respublikos teatrai iš įvairių miestų, taip pat dalyvavo Punsko lietuviai ir atvažiavo svečiai iš Toronto, Kanados, teatras Žalios lankos. Šiandieną, paskutinę dieną, jie parodė spektaklį ir mūsų šioje valstybės dienoje himną pradės Toronto Žalios lankos teatro dalyvis Narimantas Botyrius. Bet dar turime keletą minučių laiko. Taigi... Gal... Narimantas, bent žiūrėkime, tegu bent keletą įspūdžių iš Lietuvos. Na kaip jums Lietuva? Lietuva šalis gimta, ką gali pasakyti. Tik meilės sklinda aplinkui. Jaučiamės mylimi. Ačiū labai. Ačiū už tokius gražius žodžius. Visi įsitikino, kad dar neužmiršo. Tikriausiai neįmanoma užmiršti lietuvių kalbos ir to jausmo širdyje. Taigi susikaupkime, dar susiglauskime, susikabinkime arba sustokime viens prie kito, pasiruoškime ir tuoj pat bus duotas ženklas. O Lietuva, manoji meilė, bausk mane, jeigu tarp deimantų yra bent lašas kraujo. Išganyk mane, jei deimantuose šviečia meilė tau. Per amžius būk laisva, o Lietuva, ir būk visiems teisinga ir gera, kai valanda išmuš tau karūna. Barboros Radvilaitės monologas iš dramos Grušo Barbora Radvilaitė. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, jas stiprybę semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės.
Ačiū mūsų svečiui, taip pat ir visam teatro kolektyvui. Ačiū, brangieji, kad